Labą dieną. Tai šiandien mano tema iš tikrųjų bus daugiau skirta ne klinikom, kas dažnai būna suskaitęs pranešimus, bet daugiau jau paliesim gydytojų darbą ir privačią praktiką taikančių gydytojų. Tai daugiau iš tikrųjų skaitysiu apie asmeninį įvaizdžio kūrimą gydytojo odontologijos praktikoje ir kodėl visgi verta yra pradėti. Tai trumpai prisistatysiu iš esmės, kas esu. Tai šiuo metu vystau 3 verslo šakas, tai turiu marketingo agentūrą, IT verslą ir reklamos analitiką užsiemu. Šiuo metu vadovauju 41 žmonių komandai, 12 metų patirtis yra, dirbu 8 industrijose, viena iš jų odontologija, medicina, farmacija yra. Šiuo metu prižiūrim 158 prekių ženklus ir iš jų turim 74 odontologijos klinikas. Tai turint tokį klinikų skaičių, iš tikrųjų turim tam tikrų įžvalgų ir matymą, kaipgi viskas vyksta ir link kur juda rinka, taip pat Lietuva, Baltijos šalis ir panašiai. Tai ir taip pat esu sertifikuotas Google, taip pat Meta ir SEMrush sertifikatais. Čia tikėtina kažkas nesigirdi, ne? Tai iš tikrųjų startuot norėčiau nuo faktų. Tai kodėl verta pradėti? Tas faktas, man patinka pradėti realiai nuo problemos ir eiti link tam tikrų tokių, kaip sakyt, topikų. Tai pirmas faktas iš esmės, kodėl verta, tai yra pacientų gyventojų skaičiaus mažėjimas. Tai pagal oficialų statistikos departamentą 2001 metais mes turėjom 3,5 milijono gyventojų, 2021 jau turim 2,81, o prognozijas 41 mes turėsim 2,34. Tai ką tai sąlygoja, kad mes iš tikrųjų turėsim mažiau žmonių, bet tų pačių mažiau žmonių mes turėsim mažiau pacientų. Tai kas įvyksta, kad rinka mūsų nesiplečia, o mūsų rinka iš tikrųjų siaurėja ir jinai mažėja. Faktas numeris 2 - odontologijos klinikų plėtra. Tai šiuo metu mes turim tokią, kaip sakyt, skaičius pagal registrų centrą šiandieną atsidaro apie 50 naujų odontologijos klinikų. Ne? Tai ką mes turim iš to, kad mažėja gyventojų skaičius, klinikos plečiasi, kėdžių taip pat plečiasi esamų odontologijos klinikų pačiose klinikose, kurios jau yra įsikūrusios. Tai reiškia, papildomai užauga apie 70-80. Faktas numeris 3 - specialistų paruošimas. Tai pačių odontologų, tai jeigu žiūrint, kiek klausimas kilo, tai kiek tų odontologų išleidžia apskritai į rinką, ne? Nes mes kaip marketingistas žiūrim rinkas, žiūrim visus parametrus, tai šitas parametras parodo, kodėl klinikos ir plečiasi. Ir jų daugiau ir auga ir didėja, nes kiekvienas gydytojas nori turėti savo kliniką, jo čia yra svajonė. Ir Estijoje šiuo metu išleidžiama yra apie 32 gydytojus per metus, Latvijoje yra 45 skaičius, Lietuvoje apie 100. Čia yra plius minus. Ne? Tai iš tikrųjų skaičiai yra nemaži, žiūrint pagal gyventojų skaičių ir esamą situaciją. Faktas numeris 4 - pacientai tiesiog pradeda mažiau pasitikėti klinikomis ir yra tam tikri pagrindimai, todėl kad atsiranda didesnė konkurencija. Atsiradus didesnė konkurencijai, ką mes turim iš to, tai kad pacientai jau yra taikomi kažkokie agresyvūs sprendimai. Kai tai taikoma medicinai, pasitikėjimas automatiškai krenta ir, aišku, mes kaip marketingistai irgi tą patį turim daryti, nes mes turim generuoti rezultatus ir ieškoti sprendimų, bet šitie faktai parodo tam tikrą dalyką, kad pacientas yra toks, kaip sakyti, žmogus apskritai kaip individas, jis yra protingas, jisai supranta, kad kažkokios kūriamos vertės, bet yra kūriama vertė ne per naudą, o per galbūt kainą. Buvo taip pat statistika, NORC viena įstaiga darė tyrimą, buvo apklausta 2000 gyventojų, amžius tarp 18-65 ir buvo klausimas, ta prasme, kuo jie labiau pasitikė. Tai šiandien dieną iš tikrųjų pačia gydymo įstaigomis pasitikėjimas yra šiek tiek mažesnis, daugiau pasitikima yra gydytojais, personalu, o klinikomis pasitikėjimas yra mažesnis. Tai iš tikrųjų, ta prasme, tą dalyką aiškiai pasako tyrimai ir kodėl žmonės iš tikrųjų vengia naudotis odontologijos paslaugomis. Tai iš tikrųjų dėl to, kad nėra pasitikėjimo kliniko, kaip pavyzdys, ne, jų tokia yra, kaip sakyti, pagal tyrimą traktuota, trūksta kažkokių atsiliepimų sklaidos, tai realiai žinomumo. Taip pat gąsdina paslaugų kainos, tai čia mes žinom, kad kainos visą laiką gąsdina ir gąsdins, čia nieko nepakeisim. Nerima kelia buvusi nemaloni patirtis, tai kažkokie įspūdžiai ir kyla sunkumo atrasti mėgstamą specialistą. Tai realiai apie juos niekas nieko nežino. Kokia yra apskritai problema, tai kad iš tikrųjų pacientai su gydytojais iš tikrųjų nejaučia saugaus ryšio su specialistu. Taip pat galvoja, kad gydytojai yra nenuoširdūs, jų nepažįsta iš esmės ir tiesiog apie gydytoją nieko nežino. Tai va tokie yra tyrimo rezultatai, kodėl kartais yra, ta prasme, pacientai abejoja.
Ir mes tada keliam klausimą, tai oho, žinai, tai ir dažnai gydytojai ateina ir sako, tai ką mes galim padaryti, taigi aš gydytojas, ne, iš esmės. Tai iš tikrųjų yra 3 sprendimo būdai, ką jūs galite kiekvienas padaryti, tai vienas iš jų yra nieko nedaryti, realiai laukti, kad atsirastų pacientų, rinka mažėja, klinikų didėja. Tada paskatinti galbūt kliniką, kad jinai vykdytų tą marketingą ir galbūt jūs daugiau pozicionuotų ir rodytų ir kad apie jūs sužinotų daugiau. Arba iš tikrųjų apie trečią dalyką, tai kad pačiam pradėti kažką daryti. Tai va šiandien iš tikrųjų pasakosiu apie tą trečią dalį, kad jūs galėtumėt kažką pradėti ir nuo ko pradėti ir ką daryti. Ir tokio gal užvedimas daugiau bus ant kelio šios paskaitos tikslo, kad jūs žinotumėt visgi kas tai ir kaip tai viską galima pradėti. Tai apskritai pirmas dalykas klausimas tai yra, kas tas asmeninis įvaizdis, ne? Tai kaip tai viskas daroma ir su kuo kramtoma. Tai asmeninis įvaizdis yra apie asmenį ir jo vertybės, pristatančio identiteto kūrimas ir iš esmės tai įvaizdis yra apie jūs. Ne? Tai iš tikrųjų nuo ko prasideda ta kelionė, tai iš esmės pirmas dalykas, ką jūs turėtumėte jau dabar padaryti, nei karto galbūt neatsinaujinot informacijos apie save per 5 metus socialinėje erdvėje. Jums taip atrodo galbūt, kad jūs, kaip sakėte, jeigu jūs pasirinko pacientas, gavo rekomendaciją, kad nepasitikrina, 200% kad pasitikrina ir dažnai pacientai jau tai daro ir jau jūsų skelbiama informacija socialiniuose tinkluose apie jūs, tai yra jau asmeninis įvaizdis apie jūs. Taip pat jūs galite iš tikrųjų save įvesti į Google, savo vardą, pavardę ir pasitikrinti tai visgi, kaip aš atrodau. Tai irgi taip pat yra asmeninis įvaizdis apie jūs, ne, kokie yra jūsų atsiliepimai, galbūt kažkokios rekomendacijos, kažkokie kiti privalumai ir panašiai. Asmeninio įvaizdžio socialinė erdvėje nėra tik marketingas, tai daugiau yra apie reputaciją, kaip žmonės jūs mato. Tai labai svarbu šitoj vietoj žinoti, kad 1 iš 5 žmonių esančių yra gailėjęsis informacija, kurią yra skelbęs. Tai visą laiką rekomenduojame ką padaryti. Tai iš tikrųjų, kai esate ypatingai gydytojai, patikrinti savo aplinką, patikrinti savo socialinius tinklus, išsinagrinėti patį Google, kur kas yra ir jeigu matot kažkokią neigiamą informaciją, pasistengti ją pašalinti. Tai ką galime po paskaitos padaryti iš karto? Tai iš karto atidžiai galite peržvelgti savo socialinius tinklus, taip pat pasirūpinti, kad būtų matoma ir nebūtų reputaciškai kenksmingos kažkokios informacijos. Tai iš tikrųjų padarėm pavyzdinis variantas, kas yra kenksminga, kas yra nekenksminga, tai kairį pusėje pamatysit, kas yra galbūt kenksminga. Tai čia padaryta su dirbtiniu intelektu, aš negalėjau rodyti blogų pavyzdžių, tai sukūrėm su dirbtiniu intelektu vizualus. Tai galbūt kažkokie žalingi įpročiai, galbūt kažkokie asociatyviniai, kažkokie kiti dalykai ir panašiai. O kas yra galbūt teigiama, tai būtų įvaizdžio formavimo dalykai, tai galbūt jūsų kažkokie hobiai, gal kažkokie mokslai, kursai, nežinau, kelionės, ne, ir panašiai. Tai šitie dalykai irgi taip pat yra gana svarbus, kai kūrėsi pacientas apie jūs. Tai nemanau, kad pacientam pravartu rodyti kažkokios neigiamo reputacijos nuotraukose save. Iš ko susideda asmeninis įvaizdis iš esmės? Tai pirma yra identitetas, tai kas jūs toks ir panašiai. Tada viešasis įvaizdis, kaip jūs atrodot viešumoje. Tada komunikacija, ar jūs komunikuojat, nekomunikuojat, kažkokių turit įžvalgų, patarimų. Tada nuoseklumas ir tada vertybės ir misija iš esmės. Kodėl iš esmės verta formuoti asmenės įvaizdį odontologijos praktikoje? Tai iš tikrųjų atsiranda galimybė išsiskirti informacinėme triukšme. Iš tikrųjų triukšmas yra gana didelis. Šiuo metu tikrai galbūt matot daug yra reklamų, agresyvi rinka, agresyviai visi žaidžia. Yra įgyjamas iš tikrųjų panašumas prieš konkurentus. Ką noriu pasakyti apie konkurentus? Jūs kaip ir visi sakot, mes čia kolegos, ne? Bet jūs ir esat konkurentai. Norit, nenorit, sakykit, ką norit. Bet jūs tarpusavį tiek konkuruojat dėl to pačio paciento, ko anksčiau iš tikrųjų to nebuvo. Anksčiau nebuvo tokia konkurencinė aplinka, kokia yra dabar. Taip pat sukuriamas pasitikėjimas ir ryšys su auditorija. Pacientam daug įdomiau matyti ne prekės ženklą, matyti žmogų. Taip pat didėja pacientų ratas, kortelės, kortoteka, kaip sakyt, ir atsiveria duris platesnėm galimybėm. Tai kaip susikurti tą gerą asmeninį įvaizdį iš esmės? Tai pirmiausia, iš tikrųjų reikėtų pradėti nuo strategijos, ne? Tai įsigryninti savo tikslą. Tikslas tikrai rekomenduoju ne pinigų daugiau uždirbti, nes jeigu jūs tai nusiformuosit tikslą tokį, pacientas tai pajaus. Jūs turėtumėte turėti tikslą galbūt, nežinau, kad Lietuva daugiau šypsotųsi. Pavyzdys, ne? Kilnesnis kažkoks
kitoks tikslas nuo to, kokį galbūt siekėt, bet turėtų būti ne finansinis instrumentas. Taip pat galvokite giliau ne dėl ko norite būti žinomu, iš esmės, koks to yra tikslas ir pažinkite savo auditoriją. Tai reiškia, kažkur specializuojatės, aiškiai išsigryninkite savo tikslinę paslaugą, jos amžiaus grupės ir stenkitės eiti tuo keliu. Komunikacijos žinutė. Tai atsakymas į klausimus jūs turėtumėte savo kiekvienas atsakyti prieš formuojant. Tai reiškia, kad kas aš, ką aš darau, kam aš tai darau ir kokią vertę galiu sukurti. Reikia labai gerai suprasti, kad ko pacientai nori, tai jie iš tikrųjų nori vertės ir antras dalykas, jie nori naudos. Tiesiog jie nori naudos. Jūs turite sukurti naudą, kad jis sakytų, jo, aš renkuosi jūs. Tai va šitas dalykas labai yra svarbus. Ir klausimas dabar kyla, tai kokią komunikacinę žinutę parinkti. Tai yra, pavyzdžiui, pateikti 2 pavyzdiniai formatai. Tai va yra viena komunikacinė žinutė, kaip atrodo, kad esu kruopštus, atsakingas, gydytojas odontologas, bet specializuojantis dantų implantacijai. Realiai, ta prasme, pasikartoja ir nėra įdomu. Pacientui nesukuria jokios vertės, naudos. O jeigu mes rašytume truputėlį kitaip, kad esu gydytojas odontologas, kur specializuojasi implantacijos natūraliais bemetaliai cirkoniniais implantais, taipogi pasitelkęs metalų savybių trūkumų neturinčių implantaciją, kūriau šypsenas daugiau negu 500 pacientų. Tai ne vienas nepatyrė alerginių reakcijų ir implanto netolerancijos. Tai kas iš to įvyksta, kad mes šitoj vietoj sukuriam labai aiškiai žinutę, mes aiškiai turime realiai rezultatus pamatuotai pasakom ir pasakom galbūt, ko jis gali tikėtis atėjęs pas patį mane. Turiu žinutę, viskas ok, važiuojam, bet jau ar galima pradėti. Tai iš tikrųjų klausimas, nuo ko pradėti yra. Tai marketingistai dažnai sako, atėjus gydytojams sako, pasirinkit platformą, kur jūs norite, yra daug tų platformų, kanalų, priemonių ir panašiai, bet iš tikrųjų problema yra kitur, ką daryti, jeigu tas platformų pacientai yra visose, auditorija yra visur, iš esmės. Jie yra ir Facebook, ir YouTube, ir Instagramą turi, TikTok, ir Messengerius, ir visa kita. Tai iš tikrųjų šiandien dienai socialinių tinklų, jeigu kalbant apie tą vadinamą skaitmeninį marketingą, tai šiandienai socialinių tinklų naudotojų visame pasaulyje Facebookas turi daugiausiai, YouTube'as turi mažiau, taip pat WhatsApp'as, Instagram'as gana auga stipriai, TikTok'as, tai iš tikrųjų ta pasidalina skaičiai labai įvairiai. Jeigu žiūrint Lietuvą, tai šiandienai Facebook'ų vartotojų yra realiai pusė Lietuvos vartotojų jį turi, taip pat kiti kanalai taip pat irgi turi. Tai YouTube'as labai daug generuoja žmonių ir taip pat Instagram'as ir taip pat TikTok'as irgi taip pat yra ant augimo bangos. Tai vidutiniškai šiandien dienai, žiūrint mūsų pacientus, jie turi 7 kanalus, per kur jie yra. Tai labai svarbu žinoti vieną tokį labai paprastą dalyką, o kodėl tie žmonės ten eina, ką jie ten veikia, kuo jie ten užsiema. Tai iš tikrųjų pagrindinis dalykas, kad jie kontaktuoja, komunikuoja su kitais. Kitas dalykas - laiko praleidimas, tai iš tikrųjų jie nori ko? Pramogų. Iš esmės jie ateina pramogauti, taip pat ir jūs. Vidutinis šiandien dienai užtrunkamas laikas yra apie 3-4 valandas. Žmogus realiai praleidžia laiko labai daug. Ir jisai tenais iš tikrųjų, ta prasme, eina pramogauti, jam tai yra atsipalaidavimo būdas ir tam tikras, kaip sakyti, ir narkotikas, ir naujienų sekimas. Iš esmės žmonės irgi taip pat seka naujienas, tai galbūt ką draugai veikia, gal kažkokį straipsnį perskaitysiu ir panašiai. Tai asmeninių įvaizdžio kūrimai dažniausiai veikia šitie kanalai 3 pagrindė Lietuvoje. Tai Facebookas yra daugiau galbūt ryšio formavimas su vyresnė auditorija, tai jeigu čia yra chirurgų, tai daugiau galbūt orientuočiausi į tenai su šito kanalu. Taip pat, aišku, Instagramas nėra čia, ta prasme, išeities, bet irgi taip pat tinka. Ir tada Instagramas daugiau vizualinė informacijos perteikimas, tai labiau galbūt jaunesnė auditorija, daugiau estetiniai kažkokie vaizdai. Ir TikTokas yra labiau kūrybiškas turinys, turėtų būti susijęs su jaunaja auditorija. Tai jeigu žiūrint, kurius prekės ženklus šiandienai labiausiai yra numylėtiniai, tai šiandienai augimas didžiausias yra TikToko, taip pat LinkedInas, bet kaip LinkedInas kaip kanalas, tai daugiau yra verslo kanalas, taip pat yra Instagramas ir visur kitur biški išlaiko tą patį, bet pakritimas yra tik tai Facebook ir kitų. Tai va, tai kokią platformą rekomenduočiau Lietuvoje naudoti realiai jums kaip odontologam, tai realiai kalbėsiu daugiau apie Instagramą, iš esmės, kodėl, kaip, ką ir galbūt pateiksiu kažkokius pavyzdinius formatus, kaip viskas galėtų atrodyti. Tai iš tikrųjų, kodėl šita platforma? Tai platforma todėl, kad žmonėms asocijuojasi su geromis emocijomis,
komunikacija atrodo natūralesnė, bei yra mažiau siejama su reklama. Ir Instagramas puikiai tinka siekti užmėgsti asmeninį ryšį su galutiniu pacientu. Taigi nuo ko pradėti asmeninį įvaizdžio kūrimą? Tai pirmas dalykas, ką jūs turit padaryti, tai iš tikrųjų susikurti paskyrą. Tai realiai tai užtrunka kažkur apie 5 minutės, ilgiau tikrai neužtruksit. Tada klausimas kyla, aš prieinu prie registracijos, ką daryti toliau. Tai iš tikrųjų reikia pasirinkti profilio galimybę, kurį pasirinkti. Tai šiandienai, ką aš rekomenduočiau rinktis, tai iš tikrųjų rinktis verslo paskyrą, nes su verslo paskyra jūs galėsite, turėti daugiau galimybių. Tai reiškia panaudoti, nuorodas, galbūt swipe up funkcijas turėsit, visokius insightus, statistiką geriau matysit ir turėsite daugiau galimybių iš esmės. Tada iš tikrųjų pasidaryti profilio nuotrauką labai paprastai, kuri turi būti puikios kokybės, atskleidžia galbūt jūsų asmenybę ir panašiai. Tada profilio prašymas. Tai kas jūs, kodėl pacientai turėtų rinktis jūs, labai trumpai, ne kažką daug, taip pat kita svarbi informacija, raginimas veikti. Jūs turite žinoti vieną dalyką, kad jeigu jūs komunikuojat, jūs turite raginti pastoviai veikti, nes pacientas nežino, ką daryti po to, kai aš perskaitau. Tai kur man skambinti, kur man rašyti. Tai jūs turite taip pat ir komunikacijai tai naudoti ir privalumas, kad jūsų būtų kažkoks vadinamas kabliukas, tai vadinamas hookas. Kuom jūs įskiriat, galbūt kažkokį turite savo frazę, unikalumą ir panašiai. Tai kaip atrodo realiai pavyzdiniai formatai, tai pavyzdys apačioj, labai trumpai, kas aš esu, kur aš specializuojuos, ką aš baigiau ir mano nuoroda galbūt toliau sekti mane. Kontaktas, telefonas, klinikos gali būti pavadinimas, tas pats, kad tenais aš dirbu ir jūs galite drąsiai kreiptis, užsiregistruoti ir panašiai. Antras žingsnis - komunikacijos kūrimas. Tai tada atsikyla, paskyrą mes turim, tada pradedam kurti komunikaciją, tai tą komunikaciją, kaip čia ką daryti, kaip čia ką kurti. Tai pagrindiniai turinio formatai yra tokie, kad realiai jie yra 6, bet realiai pagrindiniai yra 3. Tai istorijos kažkokios, tai pastovus palaikymas su esama auditorija, tada karuselės, informacinis kažkoks pateikimas, trumpieji filmukai. Realiai suprasti, kad vartotojas neturi laiko, todėl jūs turite greitai iškomunikuoti. Kažkokie prasti video, statiniai vaizdai ir tiesioginės transliacijos. Ką iš tikrųjų Meta ir visas pats Zuckerbergas labai skatina, kad kuo daugiau to daryti, nes žmonės labai tas įtraukia. Tai jie nori daryti, kad kuo daugiau būtų live transliacijų ir tai galite pasiekti puikių rezultatų. Tada kitas dalykas, jūs turite nuspręsti savo vadinamą archetipą. Tai čia vadinamas yra toks need scope. Tai ką jūs galite padaryti, tai tiesiog nusispręsti, koks jūs esate linksmas bei solidus, tada mėgstantis ironiją ar kontroversiškas, o galbūt esate tiesiog dievinate estetiką. Tai tiesiog nusistatyti, kurie kryptimą aš norėčiau būti ir kas aš esu toksai. Yra šiaip krūva testų ir internete, parašius Netscope testus, tikrai rasit ir tą galite įsispręsti ir tikrai sužinoti apie save kaip archetipą ir eiti link tuo keliu. Optimaliausias iš tikrųjų turinio vienetų skaičius. Iš tikrųjų dažnai klausia gydytojai, tai kiek čia man tų postų kurti, kiek man čia daryti. Nėra tokios taisyklės. Daryti, kiek daryti. Reikia daryti iš esmės. O realiai, jeigu taip klausiant, prispaudžiant į kampą, vis tiek, tai kiek visgi reikia, tai rekomenduojame 8 įrašai per mėnesį, 2 įrašai per savaitę, istorijų skaičius neribojamas, bet, kaip sakyt, kuo daugiau galbūt jūs darysit, manau, greičiau tą rezultatą ir turėsit. Tai čia nėra taisyklė, aišku, galite ir vieną per metus padaryti, bet čia, kaip sakyt, nėra tokio apibrėžtos matematikos. Turinys, jis turi būti iš esmės įdomus. Jūs turite suprasti, kad turinį, jeigu daro, tai turinio nedarykite savo, o turinį darykite pacientui. Tai jisai turi būti motyvuojantis, atitinkantis kažkokius interesus, šviečiantis, prasmingas iš esmės, jaučiantis, turi būti pacientas, kad jaučiasi bendruomenės dalimi su tuo turiniu ir kad jisai turi kažkokią asmeninį ryšį. Ir reikia suprasti tokį, dažnai būna, kad bekuriant tą turinį, sako, taigi visi žino. Nežino, jūs žinot, nes jūs tą baigėt mokslus ir panašiai, bet pacientas to nežino, tai tą būtina yra iš tikrųjų iškomunikuoti. Tai koks turinys veikia? Tai iš tikrųjų pirmas dalykas žmonėms reklamos, čia matėt prieš tai irgi taip pat buvo reklamų, žmonės matė reklamas, čia nieko naujo, nieko nenustebinsit ir niekam nieko neparodysit. Iš tikrųjų žmonės nori jie natūralumo, jie nori gyvumo, jie nori tikrovės ir iš tikrųjų nesistengkite tenais išlaižyti to turinio ir ten bijoti jį paleisti į eterį. Tiesiog paprastai, telefonas, puikus įrenginys yra, su juo galima labai daug ką nuveikti. Kitas dalykas, naudingas kažkoks informuojantis turinys, kontroversiškas, įdomus, kažkokius duodat informaciją, topikus, priemonės ir panašiai, tas irgi taip pat yra gana įdomu ir aktualu. Tada taip pat naudingas ir linksmas turinys.
Tai pavyzdiniai formatai parodysiu vieną, tai yra labiau kaip gydytoja galbūt komunikuoja pati, pasakoja apie tai, rodo sklaidą, o kitą parodysiu galbūt juokingą turinį iš esmės, kas pacientam iš tikrųjų, pasakysiu taip, į peržiūrų surenka labai daug. Ar žinojote, kad estetinis dantų plombavimas yra atliekamas ne tik dėl grožio? Ši procedūra yra labai plačiai taikoma, siekiant greitai bei efektyviai atstatyti nedidelio arba vidutinio sunkumo dantų defektus, kas lemia ne tik gražią šypsenos estetiką, bet ir funkcionalumą, kas mano manimu yra svarbiausia. Taigi, jeigu Šitam turinį labai, atrodo, kaip ir nieko naujo nepasakė, mes visi viską žinom, bet pacientai to nežino. Ne? Tai tą dalyką iš tikrųjų irgi taip pat svarbu. Kitas dalykas, galbūt virusinis turinys, įdomus, kažkoks tais juokingas. Mes susitrenkėm tarp durų ir jos dokumentai pažiro ant grindų. Aš puoliau padėti juos rinkti ir mūsų žvilgsniai susitiko. Į tarp mūsų iš karto įsižiebė kibirkštys. Ji paklausė, ar aš esu Tadas, ar atėjau gydytis. Aš pasakiau taip, nors aš esu Slavka ir atėjau paklausti, ar šalia esantis parkingas nemokamas. Žodžiu, mane pasodino į krėslą, jungė lempą, šaldė snukį, gręžė, pjovė, kažką vykdė, gydė tą, ką reikia, o ko nereikia. Iš šio gydymo išsinešu labai gražų atsiminimą ir jeigu jūs manęs paklaustumėt, ar man patiktų šitą pažintis, aš atsakyčiau, kad nepaprastai. Šitas iš tikrųjų, atrodo, mes biškį bijojom leist, galvojom, kad čia peržengsim ribas, bet iš tikrųjų, nusisekė labai gerai. Mes nesitikėjom, kad be pinigų įmanoma dar kažką sukurti. Tai super. Taip pat vizualai, kažkokie vertinga arba stipri informacija. Tai iš tikrųjų nestandartinė, tai kas yra plomba, niekam neįdomu. Įdomu, kažkokie turi būti aukštesnio lygio klausimai, tai pavyzdžiui, kaip nemokėti pinigų odontologams. Tai iš tikrųjų, iš esmės, pirmas dalykas, mes turim sudominti vartotoją ir turim kažką padaryti. Tai va tokie dalykai, jie iš tikrųjų padeda ir duoda rezultatų. Taip pat nebijokite išlipti iš standarto, čia patikė mūsų agentūros darbai. Tai iš tikrųjų kūryba. Žmonėms, pasakysiu atvirai, jie konvertuoja, jie duoda rezultatų, būna ir implantų lietus, ir sniegai, visko būna ir ta kūryba iš tikrųjų sukuria rezultatus ir labai gerus. Tai kūrybos šiandienai nebijokit ir tikrai bandykit testuoti, kurti ir išlipti iš komforto zonos. Taip pat video turinys. Tai iš tikrųjų video turinys jis yra gana efektyvus yra tuo, kad tu perduodi vienas dalykas šiltumo jausmą, tu perduodi trumpai aiškiai informaciją, bet labai svarbu žinoti vieną dalyką, kad pacientas neturi laiko. Niekas. Absoliučiai. Tai jūs realiai, ką turit padaryti, per pirmas 10 sekundžių pasakyti, ką jūs norit pasakyti, po to jau galite eiti toliau. Bet labai svarbu eiti prie esmės ir iš karto. Ir koks tas turinys galėtų būti, tai pavyzdinis formatas yra pateikiamos gydytojos. Pasakysiu atvirai, tos gydytojos darbus, jinai ką daro? Jinai nufilmuoja su kamera procedūrą, nusifilmuoja pati green screen'e, save įdeda į priekį ir jinai pakomentuoja, kaip aš ten ką dariau. Ir iš tikrųjų, atrodo, kas čia žiūrėt gali, bet pasakyti, milijonai peržiūrų yra, bet todėl, kad pacientai nėra to matę, jie nesupranta apie tai. Tai iš tikrųjų, kai tu nesimatęs, kaip ir čia labai tokie gal prilyginamas tas video, galbūt esat matę, kaip ten maistą gamina, tarkim per 30 sekundžių supjausto svogūnus, morkas ir panašiai ir sudeda ir bum, turim patiekalą. Tai tas iš tikrųjų video yra virusiniai ir šito tipo irgi taip pat virusiniai, tai pavyzdinis formatas. This is what it looks like when we drill a pretty moderate sized cavity. The first, they are taking a round burr and just slowly starting to open up the tooth and expose more of the body of the cavity underneath. One of the fun things about being a dentist is seeing what's inside these cavities. Sometimes we see like spinach and food and you can guess what this patient has. Pavyzdiniai formatas, kaip galima, visiškai savo jėgom padaryti puikų turinį. Kitas toksai galbūt pavyzdys, kas pacientam yra aktualu, jūs turi žinoti, kad jeigu kada nors reklamą ir pats per savo asmenį leisit, jūs niekada negalite rodyti darbų prieš po. Negalima, nes tai rodomas dializuojamas pacientui vaizdas, tai kaip, pavyzdžiui, rodyt, kaip aš esu stambesnis ir tapau kūdesniu. Irgi taip pat negalima. Bet video formatu jūs galite tai pakomentuoti ir pacientam labai yra įdomu matyti tos prieš po darbus ir mes visi žinom, kad jiems yra įdomu. Tai dėl to, kaip padaryti, kad veiktų, tai vienas dalykas parodyti video formatu savo darbą ir pakomentuoti, kas tai yra. Tai pavyzdinis formatas, kas šiandien iš turinio formatų jisai veikia. Dar viena klinikinio atvejo apžvalga. Pacientas perkopęs į 70 kreipėsi dėl to, kad jo dantis atrodė neestetiškai,
skundėsi negalėdamas gerai sukramtyti maisto, taip pat jautė įtampą raumenyse. Nuotraukoje matome inversinę apatinės lūpos kreivę, kas asocijuojasi su labai stipriai pasižemėjusiu apatiniu veido trečdaliu. Tai gali būti įvykę gyvenimo eigoje, gali būti sąlygota skeletinių dalykų. Taip pat matome danteninę šypseną krūminių dantų srityje. Tai pavyzdinis formatas, ką jisai, šito video mes pasiekėm, mes parodom ekspertiškumą, mes parodom savo rezultatą, mes parodom informacijos duodam, mes duodam šiltumo jausmą. Ko dar pacientų reikia? Įrodyt, kad, aš esu ekspertas. O žmonės renkasi ekspertus. Norim, nenorim, taip jau yra. Tai 34% vartotojų sako, kad savireklama stipriai paveikia jų požiūrį asmeninį prekės ženklą ir 56% vartotojų galvoja, kad asmeninis prekės ženklas turėtų būti labiau savimi. Ne? Tai iš esmės žmonės nori natūralumo. Jie vis tiek bet kokiu atveju reikia suprasti, kad žmonės eina į kliniką, ne į logotipą, ne į adresą, jie eina pa žmogų. Tai visą laiką mes norim su juo susipažinti ir, kaip sakyt, su juo turėti kažkokį asmeninį ryšį. Tai jeigu kartais gal taisyklė tokia yra, kad jeigu pasieksit kada nors kažkokių rezultatų su asmeniniu marketingu ir patapsit kažkokiais tais reklamos veidais, būkit mėly, tik nesugadinkit savęs reklamomis, nes tas 80-20 taisyklė labai gera, kad neužgrūstumėt per daug, nes tada žmogus automatiškai pajaus reklamą ir jeigu pajaus per daug, automatiškai gali atsisakyti jūs vartoti ir žiūrėti. Turinys. Turinyje nepamirškite kabliuko, tai kaip ir pasakojau, turi turėti kiekvienas hooką, tai kažkokia turėtų būti galbūt profesinė įžvalga, galėtų būti rezultatai pasiekimai, kas yra aktualu, asmeninė emocionalu, priverčia kažką nušypsoti, ne, ir drąsiausiams netikėtumo faktorius, iš esmės įdomus. Tai šitie dalykai yra pacientam aktualūs. Tai taip pat nepamiršti žmogiško faktoriaus, pavyzdinis formatas, parodyti galbūt kažkokias emocijas, rezultatus, kas iš tikrųjų yra įdomu. Ne? Taip pat galbūt kažkokie kursai, informacija apie jūs, kelionės specializuotai, kad augat ir panašiai. Taip pat rekomenduojam daryti, tokias live transliacijas, mes iš tikrųjų jas darom, kad nuo karto ir tas iš tikrųjų gerai veikia, iš tikrųjų nekainuoja visai pinigų, o realiai peržiūrų gaunam labai daug. Tai pavyzdinis formatas, kaip yra gydytoja kartu su pacientė turėjo, laivą, kur žiūrėjo, ir peržiūrų surinko apie 5000, neinvestuoja nieko. Tai pradžio galbūt galim pakalbėti apie aplamai, kam ir kada reikalingas būna dantų tiesinimas ir kokie tai būna būdai aplamai, ar ne? Taip, tai dantų tiesinimas iš tikrųjų yra reikalingas didžiai daugumai žmonių, ar ne? Ja, bet sakykime, antrosios klasės, bet šiaip daug kas turi dantų. Tai iš esmės, žmonės kodėl žiūri, nes jiems yra įdomu, natūraliai, kai pasidalina kažkokią informaciją, gali tą vartotoją ir paskatinti padaryti žingsnį link kažko. Tada trečias žingsnis, tai nepaleiskite savo auditorijos, nes raktas sėkmė yra nuoseklumas. Reikia suprasti, kad vasarą atostogų jūs neturėsit su to, jeigu dirbsit, ir čia reikia dirbti nuolatos. Nėra tokių atostogų, čia turi būti gyvenimo būdas, iš esmės. Tai reikės 51 dienos, kad jūs priprastumėt, bet tai yra labai svarbu. Tai koks yra turinio nauda apskritai jum dirbant, tai yra pasitikėjimą jūs kelsit ir formuosit su pacientais, taip pat turėsit identitetą, įsiskyrimą, tai kuom jūs kitoks, ir taip pat žinomumo didinimas apie save. Tai pagalvokite, ko iš tikrųjų nori pacientas, reikia suprasti vieną dalyką, kad žinoti, kokie yra dantų implombavimo žingsniai, nemanau, kad pacientam yra aktualu. Ar pamatyti dar vieną jūsų apsilankymą mokymuose, kartais įdomu, bet realiai neįdomu. Realiai būti tikri, kad jūs galite įspręsti jų problemą, tas yra aktualu. Tai iš esmės jūs turite visą laiką galvoti apie du žodžius - vertė ir nauda. Vertė ir nauda. Jeigu jūs kursit vertę ir naudą, manau, rezultatai bus labai geri. Tai viso ko pacientas nori gauti naudą ir vertę. Ir kas yra labai svarbu, kad žmonės nori remtis tuos, kurie pažįsta ir mėgsta ir kuriais pasitikė. Dėl to žinomumas yra labai svarbus dalykas, norint, kad pas jūs ateitų. Ir tas sukuria saugumo jausmą. Tai iš tikrųjų reikia labai gerai suprasti, dėl ko pacientam, kaip ir pavyzdžiui pavyzdys, tarkim, atsiliepimai, niekada nepagalvojama. Tai kodėl atsiliepimai tokie yra svarbus? Todėl, kad iš esmės pirkti yra sunkiau negu parduoti, todėl, kad tu atsisveikini su pinigais. Ir tu nežinai, pas ką tu eini, tu nežinai, ką tu turėsi, ką tu gausi. Ir
kitų patirtis įvertinta internete, iš tikrųjų, ta prasme, duoda tam tikrų apčiuopiamų rezultatų, kadangi jau jie patyrė ir lengviau ir saugiau yra priimti sprendimą. Tai tuos dalykus labai svarbu skatinti ir daryti. Kur nukreipti savo pacientus iš ten, kai jūs komunikuojate, tai realiai galite į asmeninius kontaktus nukreipinėti, į svetainės savo galbūt turite, arba kažkokius klinikos kontaktus galite nukreipti į klinikos svetainę ir panašiai, bet labai svarbu tos pacientus naviguoti, kur jiems kreiptis. Ketvirtas žingsnis - rezultatų matavimas. Tai iš tikrųjų nereikia būti marketingo guru, kad tuos rezultatus jūs galėtumėte patys išsimatuoti. Tai iš esmės, ką leidžia apskritai Instagramas ir visos kitos platformos, aš kalbu konkrečiai apie Instagramą, tai jis leidžia matyti, koks yra turinys įdomus auditorijai, kokiu paros metu, kokius savaitės dienomis auditorija yra aktyviausia. Tada automatiškai jūs galite matyti account reachus, kiek paskirų matė įrašą, kiek paskirų komentavo, galbūt laikino, kažkokios reakcijos buvo, ir taip pat galite matyti profilio, kiek žmonių po įrašo pasiekė, užėjo į profilį ir panašiai. Tai vad kaip pavyzdys atrodo, kaip atrodo komentarai, kaip atrodo ir panašiai. Čia tikėtina jūs žinosite jau. Tada bendra statistika, tai kiek paskirų pasiekė profilį, x laikotarpį jūs galite pasimatuoti. Taip pat galite pasimatuoti, kiek paskirų komentavo, laikino ar kažką kitą, kažkokį veiksmą padarė. Ir taip pat sekėjų skaičių jūs taip pat galite matyti, ar augimas yra ar nėra. Tai tą stebėti rekomenduojama ir tą iš tikrųjų daryti verta. Tada jau taip pat galite matyti auditoriją, savo tikslinį pacientą, tai kas iš kokio miesto jisai yra, kokie yra amžius iš esmės, ir taip pat jums gali rodyti ir lytį. Tada auditorijos aktyvumas skirtingos paros laikais jūs galėsite matyti ir taip pat sekti. O jeigu jūs manęs klaustumėte, tai kada čia reikėtų tą informaciją skelbti, tai tikėtina, kad tokios taisyklės nėra, bet daugmaž, ką sako tyrimai, ką rodo žmonių psichologinius kažkokius dalykus, kad realiai geriausias aktyvumas yra penktadienį 9 ryto, trečiadienį 15 val. Po piet ir ketvirtadienį 15 val. Po piet. Tai čia yra tokie 3 topiniai laikai. Aišku, taip pat ir kiti yra aktyvūs laikai, bet jie tokie galbūt patys aktyviausi. Į ką svarbu atsižvelgti, tai kad į tą postų storių skaičių bendrą profilio ryčą rekomenduojam, kiek paskirų įsitraukia, įrašų išsaugojimą, komentarai, laikai ir šėrai ir panašiai, ir auditorijos demografinė amžiaus aktyvumo rodikliai. Taip pat nepamirškime, kad socialiniai tinklai augimui gali būti efektyvus ir mokama reklama, tai nebijokite, ta prasme, 1-2 eurą įdėti. Tai tas tikrai turėtų grįžti. Pati Meta yra kažkada pasakius, kad nemokėsit pinigų, nes jūs būsit nematomas. Tai iš tikrųjų reikia suprasti, jie irgi pelno siekianti organizacija, tai natūralu, kad kažkiek galima tų pinigų ir pamokėti, pabūstinti ir labai paprastai ten viską padaryti. Tai jeigu klausimas, kiek kainuoja ir kiek galėtų kainuoti, tai pasakysiu atvirai, socialiniai tinklai yra pats pigiausias reklamos kanalas Lietuvoje. Jeigu žiūrint, apskritai Lietuvoje, apskritai iš visų reklamos kanalų, mes kaip marketingistai skaičiuojam tokį vadinamą CPM Lietuvoje, rodiklį. CPM tai yra vadinasi, kiek kainuoja pasiekti man 1000 vartotojų. Tai šiandienai vidurkis kažkur odontologijos, bent jau darėm skaičiavimus, tai apie 2,5 eurų 1000 kainuoja, ne? Tai, kaip sakyt, visai, ta prasme, nėra brangu, jeigu mes pasižiūrėtume, kiek kainuoja televizija, kiek kainuoja žurnalai, kiek kainuoja kiti portalai, pavyzdys, ne? Ir panašiai. Tai šiandien dienai vidurkis kažkur kainuoja tiek. Tai jeigu dėsim 10 eurų, tai reiškia turėsim pasiekimą 4000. Vėl, bet ką reikės svarbu žinoti už tą pinigų sumą, kodėl vienas turi, sako, efektą, kitas neturi. Viskas priklauso nuo turinio. Nepriklausomai nuo to, kiek jūs rodysit informacijos, bet jeigu turinys bus blogas, iš esmės jis neįdomus, tai jūs galite ir milijonui parodyti, bet niekas nesureaguos. Bet jeigu jūs įdomų turinį pateiksit ir kaip sakyt, ožiotuosit, motyvuosit, tokiu atveju jūs galėsit turėti tikrai, ta prasme, geresnį rezultatą. 5. žingsnis - įrankiai, kurie gali jums padėti. Iš tikrųjų, nereikia jums tų marketingo specialistų, jūs patys viską galite pasidaryti ir rekomenduojam patiems daryti, nes už jūs tikrai niekas nepadarys. Tai vienas yra, nereikia būti grafikos dizaineriu, kad susikurti gražius vizualus, gražiai susimaketuoti ir panašiai. Tai yra toks įrankis Canva, galbūt daug kas ir žino ar bandė, bet jisai tikrai yra, ta prasme, ir template, ir viskas paruošta. Tada taip pat video montavimui nereikia būti video montuotojų, jūs galite naudoti CapCutas per telefoną, susimontuoti, susikarpyti, tai labai paprastai jums padeda ir padaro. Tada, jeigu reikia kažkokios asociatyvinių nuotraukų, tai nereikia pirkti iš Shutterstockų brangiausių bazių, jūs galite iš tikrųjų naudoti Unsplash'ą, Pexels portalą ir panašiai.
Tada, jeigu jums reikia, dažnai žmonės nežiūri vaizdo įrašų su garsu, nes galbūt yra susitikime, gal dažnai scrollina, galbūt kažkur laidotuvėse ar dar kažkur, tai jie žiūri iš tikrųjų subtitrus. Subtitrus yra būtina dėti, bet tos subtitrus labai ilgai montuojasi jie. Tai šiandien dienai yra jau dirbtinio intelekto įrankiai, kurie padeda tos subtitrus padaryti. Tai jums nieko daryti nereikia, jūs įdedat video, jis parašo subtitrus, jūs tiesiog įdedat ir publikuojat. Tai iš tikrųjų 9 € mėnesių kainuoja, tai išgelbėja skaityk labai daug laiko ir darbo. Taip pat yra preview, taip pat toksai pat įrankis. Tai va, tai šitie įrankiai yra galbūt pagrindiniai, nespėjau nusifotografuoti, tai šitie įrankiai galbūt yra patys pagrindiniai, kurie gali duoti, ta prasme, geresnį turinio kokybę ir jums lengviau sukurti kažkokį įdomų turinį. Tai klausite, kaip atrasti laiko. Čia labai dažnai klausimas, aš tai nedirbu labai daug, neturiu tam laiko ir panašiai. Tai iš tikrųjų mes esam skaičiavę, daugmaž turim kelis klientus, kurius prižiūrim, tai turinio kūrimui per mėnesį vidutiniškai turėtumėte skirti apie 80 valandų, nuo 8 iki 10. Per mėnesį laiko, manau, kad tai tikrai nėra daug. Kokie yra darbai, tai yra idėjų pasiekiamų tikslų įsigryninimas, kažkoks idėjų pageneravimas, jūs galite idėjas generuoti ir mašinoje įvažiuojant, ta prasme, čia nėra problemos. Tada turinio planavimo kūrimas, pasiplanuoti kažkokį ant lapo, nuoseklus turinio kelimas, taip pat užtrunka, ryšio su auditorija palaikymas, atsakymų, žinučių, komentarų atsakymai ir tada turinio analizė, tai progreso siekimas. Tai va, tai svarbiausia daryti rezultatai, neteina per savaitę, jūs turite suprasti, kad marketingas yra long termas, ne short termas, tai šitas dalykas yra svarbus. Tai dažnai girdim tokias frazes iš gydytojų, kad visko atrodo per daug, vis dar nesu tikras, nuo ko turėčiau pradėti, neturiu pakankamai įgūdžių informacijos, nepasitikiu savo kūrybingumu. Tai dažnai yra pažįstama, bet aš manau, kad kiekvienas gali ir čia tikrai nėra didelių sunkumų. O realiai kartais būna tokių momentų, kad sako, neturiu įkvėpimo. Tai nereikia vogti idėjų, bet jūs galite pasiskolinti. Tai iš tikrųjų šiandien dienai jūs galite, prasme, puikiai pasižiūrėti užsienio atvejus, gydytojų odontologų taip pat. Ir jūs įsivaizduokit, kokie skaičiai pas juos. Tai yra, bent gydytojas yra toks, kuris turi sekėjų 1,1 milijono. Jūs įsivaizduojate, apie ką mes šnekam. Vienas žmogus. Tai kokį turinį jisai daro, tai humoras, netikėti atveju apžvalgos. Galite biškį pagarsinti? Biškį atsuksiu toj. Don't do that. Don't do that. So I had a patient who did something very similar to this, and it ended up terrible. You see, that patient was a young girl just like this, 13, 14, 15, 16-year-olds, and she was into her looks right away. She was wanting to look good. And she had one, well, we'll just call it a snaggletooth. And so instead of seeing a dental professional, of course, or asking them, she wanted to take matters into her own hands. So she goes into her mom's bathroom, she gets her. Tai va, tai pavyzdinis formatas yra, kad humoras, netikėtų atveju apžvalgos, tada taip pat solidumas atminės akimirkos ir Vilimas Dorfman, irgi taip pat sekėjų skaičių apie 2,2, turinys irgi taip pat įdomus. Patients have often asked me, is smoking really that bad for my oral health? Smoking is bad for everything. It's bad for your teeth. It's bad for your wrinkles on your face. It's bad for your lungs. It causes cancer. I mean, it says on the package, smoking will cause cancer. So when it comes to your mouth. Taip pat Milad Šedruk, jisai vadinasi, yra daugiau gydytojas odontologas, tai humoras, hobis, jis yra dainuojantis odontologas. I don't know what you heard about me, but I'm just out here trying to save teeth, and I will always do it pain-free, cause I'm a nice D-E-N-T-I-S-T. I don't know why you're scared to see me, cause I'm just out here trying to save your teeth, and I will always do it gently, cause I'm a nice D-E-N-T-I-S-T. Now shorty. Tada taip pat sekėjų skaičių turinti Helen Mo, irgi taip pat mama, odontologė, vaikų dantų priežiūra, komunikuoja ir panašiai. Tai irgi taip pat pavyzdinis formatas. Tai kaip gydytoja, manau, grįžus į darbus, nespės atsiginti pacientų. Nes vis tiek žmogus artimą turinį rinksis savo artimą. Tada taip pat sekėjų skaičius Dr. O vadinamas, irgi taip pat Amerikos. Make sure whoever you trust to do this treatment, whatever office you go to, make sure they hand you an example of what you're buying. You want to know what the material looks and feels like and the detail that goes into it.
I had a patient today, true story. She was getting implants, screwed in set of teeth on implants. She paid for final zirconia teeth and she didn't get anything close to that. Tai va, taip pat, tai tų idėjų iš tikrųjų yra krūvos, čia tik tai yra pateikti keli pavyzdiniai formatai, bet taip pat turime Lietuvos, ne? Tai iš tikrųjų galite pasižiūrėti rezultatus, tai tikėtina Valentina daug kas žino ir seka, tai irgi turinys, ta prasme, yra edukuojantis. Kodėl? Todėl, kad nakties metu ant mūsų danties paviršiaus pasigamina bakterinis apnašas. Bakterijos dauginasi, jos aplipina dantį, jos tarpusavį sulimpa ir va toksai tasus, lipnus, mes tik jo nematom, jis baltos spalvos. Jisai aplipina dantį. Ir mūsų dantis gadina ne maistas, o mūsų dantis gadina bakterinis apnašas, kuris minta tuo maistu. Tada taip pat Natalija irgi taip pat rafinuotas, estetiškas kažkoks tai turinys, irgi sekėjų skaičius kaip Lietuvos atžvilgiu. Tada Laura Sriubė, tai daugiau toks kontroversiškas turinys, ironijos nemažai, taip pat labiau orientuotas yra į vaikų odontologinį gydymą ir panašiai. Tada yra Urtė Saurutė, tai daugiau asmeninis įvaizdis be veido, tai labai įdomus formatas, kad gydytoja... Labas, turiu tau kelis patarimus, kaip prižiūrėti apatinio žandikaulio priekinius dantis. Jie dažnai būna susigrūdę, tad joms priežiūros tikrai reikia. Visų pirma, rekomenduoju naudoti burnos irigatorių. Padės atsikratyti likusiais maisto likučiais. Tuomet imame tarpdančių siūlą ir išsivalome visus tarpdančius būtinai kiekvieno dantų valymo metu. Taip pat naudojame. Tai iš tikrųjų dar vis kyla klausimų, vis yra tikrai jaučiu, kad nedrąsu ir panašiai, bet jums gali padėti marketingo agentūra, bet jūs turite žinoti vieną, bet jinai nepadarys už jūs. Jums gali padėti, patart, pasakyti, padėliot, bet kas yra blogiausia, kad sako, padarykit, mes pradedam dirbti, gydytojas dingsta, tai kaip mes dirbsim be jo. Tai reikia suprasti, reikia labai turėti aukštą motyvaciją, norą kažką padaryti ir pasiekti, ir šitoj vietoje jūs turite žinoti, kad už jūs niekas nepadarys, kad ir kiek pinigų jūs sumokėsite. Taigi, kodėl verta pradėti? Pagrindinis klausimas, tai kodėl? Tai iš tikrųjų įsiskirsite informacijos triukšme, ties triukšmas didelis ir jūs turite būti skirtiniai, įgysite pranašumą prieš konkurentus, kolegas, tada taip pat sukursite pacientų armiją, kur iš tikrųjų, ta prasme, ir iš tikrųjų, kas jūs būsit, kas svarbiausia, tai jūs galite būti kilnojama klinika. Tai kiekvienas žmogus paskui jūs eis krūva žmonių. Tai svarbus akcentai gali būti, kad gydytojas gali būti vaikščianti klinika iš esmės, pastangos, kuriant asmenį įvaizdį, atsipirks per pirmus 1-3 metus. Reikalingas asmenį įvaizdžio savybės, tai drąsa, lyderystė, iš tikrųjų čia svarbu yra. Sutelkite pozityvų ryšį, kūrintį turinį ir tiesiog darykite, nebijokite klysti. O kas blogiausia gali nutikti, tai tiesiog ištrinsit. Tai tiesiog. Tai va, tai ačiū labai. Jeigu turit klausimų, drąsiai klauskite. Tai dėkojame lektoriui už labai įdomią ir ypač aktualią, manau, kad šioms dienoms paskaitą. Aš dabar pasinaudosiu privilegiją ir užduosiu savo klausimą pirmą. Tarkim, sugalvojau išvystyti savo asmeninį profilį, įvaizdį kaip gydytojas periodontologės ir kreipiuosi į jūsų agentūrą pagalbos. Kiek laiko užtruktų, tarkim, užsiauginti profilį, kur ten būtų kokie 5000 sekėjų? Tai vat, keisas keisui nėra lygų, tai iš tikrųjų viskas priklauso nuo turinio, iš esmės, ne? Tai pasakysiu atvirai, marketingas negali žadėti rezultatų jokių ir pasakyti, kad tu po metų būsi čia, o po metų būsi dar va čia. Viskas priklauso nuo daug indikatorių. Ką komunikuosim, ar įdomiai komunikuosim, ar turim charizmą patys, kai iš esmės, ne? Tai čia labai sunku pasakyti. Ta prasme, ir kaip sakyti, nes reikia vis tiek, čia nėra atsakymo, kada turėsim, ne? Turėsim, bet kada, tai gal rytoj. O kiek